Labą dieną, sveiki mano mėly Facebook'o draugai. Labai neįprasta mane matyti live transliacijoje, dažniausiai jūs matot mano kažkokį tai turinį, rašytinį turinį arba video medžiagą, bet šiandien aš nusprendžiau išeiti į live transliaciją, nes tikrai atsiranda daug naujų žmonių, daug naujų draugų, daug naujų sekėjų, tai manau pats metas yra iš naujo prisistatyti, iš naujo papasakoti, kas yra ta Agnė, kuo jinai čia užsiima ir kuo jinai kvėpuoja. Tai šiandien aš trumpai papasakosiu apie save. Kas prisijungiat, sveiki labučiai, labai malonu jūs matyti, būtinai parašykite komentarą, kad jūs esate čia, pasisveikinkit su manim. Na ir aišku, kas žiūrėsite live transliacijos įrašą, tai būtų labai smagu, kad tiesiog parašytumėte grotažymė įrašas ir kad aš galėčiau su jumis pasisveikinti vėliau, kai pabaigsiu live transliaciją. Taigi, kas ta Agnė? Kas manęs dar nepažįstat, tai aš esu Agnė Pudžvelienė ir aš darbuojuosi iš namų, tai darau jau 3 metus ir iš tikrųjų noriu pasidalinti savo trumpą istoriją apie tai, apie tą visą prieš istoriją, kas buvo anksčiau, kas buvo seniau. Tai prieš motinystės atostogas ar ne, aš dirbau vieno iš didžiausių Lietuvos eurovaistinių, Klaipėdoje Akropolyje, ir tiesiog gyvenau tokį gyvenimą, kaip kad visi gyvena. Buvo tada COVID periodas, kai mano vaikas atsirado ar ne ant rankų, tai iš tikrųjų buvo labai didelė nežinia, nežinojau, kaip čia bus, kaip su tom išmokom, kaip toliau su darbais. Ir aš pradėjau būtent darbuotis čia, kai mano vaikui buvo 4 mėnesiai. Arijui buvo 4 mėnesiai. Tai iš tikrųjų, ko aš ieškojau, aš aišku ieškojau ir tų papildomų pinigėlių, kažkokio tai papildomo uždarbio. Ir kai tas mano vaikas atsirado, aš supratau, kad aš iš tikrųjų labai mėgstu būti namuose. Aš labai noriu matyti, kaip auga mano vaikas, aš labai noriu jį čiūčiuoti, supuoti, myluoti, būti visą laiką šalia, tada, kada jam reikia, ar ne. Ir aš supratau, kad jeigu aš grįšiu po motinystės atostogų ar ne į samdomą savo darbelį, tai tikrai to daryti negalėsiu. Nes tikrai vaistinė buvo viena iš geriausių mano apskritai gyvenimo patirčių. Tai beprotiškai daug žinių, beprotiškai daug informacijos, tikrai visko labai daug apie sveikatą, ar ne, ir klientų aptarnavimas. Ir aišku, pardavimai, kad ir kaip skambėtų tai keistai, vaistinė yra bet kokiu atveju pardavimai. Tai ten man tas darbelis tikrai beprotiškai patiko, tik tai tiek, kad aš žinojau, kad aš negalėsiu auginti savo vaiko, ar ne taip, kaip aš norėčiau auginti, jeigu man ten teks sugrįžti. Tai tiesiog, bebūnant su to vaiku, kalėdiniu visų periodu, gavau žinutę, kaip kad daugelis iš jūsų gaunate tiesiog žinutę su pasiūlymu papildomai užsidirbti. Nepaslaptis, aš užsiėmiau ir šiek tiek su kita kompanija, bet ten man nelabai gerai sekėsi, aš nelabai ir tų produktų parduodavau, nei aš komandos, tačiau ir aš iš tikrųjų buvau pakankamai skeptiškai nusistačiusi ir kai man ta mergina parašė su pasiūlymu ar ne, galvoju, nu ką tu čia man dabar moterytė pasiūlys, aš dabar ar nedirbu su tinkliniu marketingu ir aš nieko neuždirbu, tai apie ką tu čia man dabar šneki. Bet to žinutė buvo tiesiog dideliom raidėm parašyta, kad tai yra kompanija, su kuria aš dabar dirbu. Ir žinokit, ne iš pirmo karto man nepavyko prisikviesti į komandą. Pirmą kartą aš tiesiog kažką tai paklausinėjau, vaikas ten man kažką tai aš numečiau. Po kelių dienų jinai man vėl parašė. Ir vėl jinai mane pakvietė. Nu, aš dar kažką ten jos pasiklausinėjau ir iš 3 karto, 3 dieną jinai man, nežinau, gal čia savaitės laiko periodas praėjo ir iš 3 karto tada jai pavyko mane galų gale prisikviesti į komandą. Jinai sako, nu tiesiog pabandyk produktus, tu nieko neprarasi, nes taip, nu registracija yra nemokama. Nu ir galvoju, gerai, įkalbėjai. Ir kadangi aš turiu labai savo problematišką odą, pas mane oda yra labai jautri, egzema ant rankų, tuo pačiu ar ne ir vaiko oda jautri, tuo metu buvo labai aktualios valymo priemonės, tiesiog savo priežiūros priemonės, aš užsisakiau kelis produkčiukus. Nu, žinokit, man tie produkčiukai labai pritiko, labai patiko ir aš tiesiog pradėjau, ar ne,
pradėjau naudoti tuos produktus, aš juos labai labai stipriai įsimylėjau, man jie tiko ir pritiko, o kadangi aš dirbau prieš tai vaistiniai, man tikrai buvo labai labai svarbios tiek maisto papildų sudėtis, tiek ir kosmetikos sudėtis, ar ne, kad tai būtų natūralesni produktai, kad tai būtų nekenksmingi produktai, kad jie būtų efektyvūs, kad būtų maisto papildai ar ne maisto papildų dokumentacija visa sutvarkyta. Tai iš tikrųjų man atitiko šitą kompaniją visus lūkesčius ir labai labai nustebino visa savo struktūra, savo draugiškumu, savo komandiškumu, visako. Ir žinokit, tada aš pradėjau darbuotis. Tada pradėjau daryti šiek tiek pardavimą, ar ne, naudoti savo socialinę mediją. Ir tuo pačiu, ar ne, kai buvo tas visas COVID periodas, ir savirealizacija, ir bendravimas, ir klientų paieška, ir visako, kur žiūriu, kad man tų pinigėlių ar ne vis nukrenta nuo tų pardavimų. Tai buvo po truputėlį įsivažiavau. Ir iš tikrųjų ta pati pradžia buvo tokia kaip žaidimas, labiau buvo smagu, buvo faina, ne tik tai, kad sėdė namuose ar ne su vaiku. Ir tada kaip tikrai niekada nepamiršiu šitos istorijos, iš 3 mėnesio, kai aš darbavausi, kompanija paskelbė motyvacinį sistemą, būtent komandos auginimui. Tai iš to 3 mėnesio man pavyko užsidirbti 100 eurų premiją. Ir aš tą premiją gavau ir aš tada 100% įsitikinau, kad su šita kompanija yra viskas gerai. Pervedė pinigėlius į sąskaitą, aišku, tam reikėjo individualią veiklą atsidaryti tam, kad ar nepervestų pinigėlius, bet pervedė, ką pažadėjo, tą sumokėjo ir ten man su visais komisiniais viską, tai tą mėnesį apibendrinus ar ne bendrumai gausi 180 eurų uždarbio. Ir aš už tą uždarbį, už tą 108 eurų nusipirkau skietuką. Kas esat mamos, tas tikrai žinot, kas yra ar nelengvas vežimėlis vaikui, nes tuo metu aš dar gyvenau 5. aukšte, nuomojamam bute, su ar ne mažu vaiku ant rankų ir dar šunį turim. Tai man reikėdavo su tuo sunkiu vežimu iš to 5. aukšto nusileisti, šunį pavedžioti, vaiką ar neišsivesti į lauką, ar ten siuntas išsinėti, tai tikrai buvo labai labai sunku. Tai tas vežimėlis man tikrai labai pagelbėjo ir buvo mano ar ne pirmas kažkoks didesnis dalykas, ką aš galėjau nusipirkti būtent iš uždarbio iš šitos kompanijos, kur aš dabar užsidirbu. Ir tada iš tikrųjų aš patikėjau, kad aš galiu pasiekti labai labai daug. Kad jeigu vieną premiją nuskyniau, reiškia, aš galiu ir daugiau tų premijų nuskinti, reiškia, aš galiu ir daugiau pasiekti. Ir taip po truputėlį atsirado vis daugiau to pasitikėjimo. Ir dabar jau yra 3 pilni metai, kai aš dirbu su kompanija šitą. Būtent 3 metai, kai aš tikrai labai save stipriai realizuoju, esu patapusi viena iš top lyderių šitos kompanijos, jau nemokamai keliavau kompanijos sąskaitą, praeitą rudenį vykom į Graikijos Kos salą, 7 dienos, 5 žvaigždutės, ultra viskas įskaičiuota, tu lafalinį tiesiog ilsiesi ir tai tau visiškai nieko nekainuoja. 1,5 metų yra jau kaip šita kompanija dengia mano būsto paskolą, jau mūsų nuosavo ar ne mūsų šeimos būsto paskolą, tai yra viena iš mūsų motyvacinių sistemų. Ir iš tikrųjų tai yra, ir aišku, tas uždarbis, man po motinystės atostogų man nebereikėjo grįžti į samdomą darbą. Ir tai yra tokie dalykai, ar net tie materialiniai dalykai, bet man labiausiai, svarbiausiai patinka, kaip aš čia jaučiuosi, ką aš čia galiu nuveikti. Kaip aš galiu, ar ne, aš galiu susidėlioti savo rutiną, aš galiu susidėlioti savo darbo valandas, kada man patogu, kada nepatogu, kada mano vaikas eina į darželį, kada neina į darželį, aš galiu pasidaryti ar ne dalykų daugiau, kai jis yra nedarželį. Tai yra, kai yra nedarželį, aš galiu skirti žymiai daugiau laiko jam. Kai jisai susirga, man neskauda galva, man niekam nereikia aiškintis, teisintis, kad man čia aš biliotenis ir taip toliau ir panašiai. Nes jau yra sukurti ar ne tam tikri pagrindai, kur jau neša man pasyvias pajamas. Ir iš tikrųjų aš daug kartų kartojau, kad tai yra pats geriausias mano pasirinkimas ir iš tikrųjų šita galimybė yra atvira visiems. Tikrai kiekvienas gali išbandyti savo jėgas, kiekvienas gali nepasibandyti produktą, kiekvienas gali galbūt irgi įsimylėti taip stipriai tą produktą, kaip įsimylėjau aš ir pasiekti didžiulių aukštumų. Čia uždarbio galimybės yra visiškai neribotos, jūs galite uždirbti tiek, kiek jūs norite uždirbti, kiek jūs manote esate verti. Primenu, kad mes dirbam netgi už 2 atlyginimus, ne už vieną, kas yra įprasta. Ir tikrai galima tai daryti tada, kada jūs norite ir kur jūs norite. Kai aš pradėjau dirbti, tai viskas buvo būtent online, nes tai buvo COVID periodas, ar ne, daug kas, dabar viskas uždaryta, jau buvo visi užmiršo, ar ne, kaip bendrauti, bet dabar mes jau
miksuojam, aš pati irgi miksuoju, išeinu į gyvus susitikimus, turime gyvus renginius, artimiausias yra šeštadienį Panevėžyje, jeigu kažkas tai žiūrit iš Panevėžio, būtinai pakomentuokit, kad esate iš Panevėžio, papasakosiu jums daugiau apie visą šitą renginį. Taip pat artėja mūsų seminaras, tai yra balandžio 27 dieną Karpinėje, taip pat jūsų visų laukiu. Irgi jeigu kam įdomu, būtinai parašykit, kad jums aktualu, irgi papasakosiu daugiau informacijos, galėsim susimatyti gyvai. Ir aišku, kas esate iš Klaipėdos ir rajono, nes aš gyvenu Klaipėdos rajone, jeigu kažkam tai įdomu išgirsti apie šitą uždarbio galimybę, išsinarstyti viską po kauliuką, aš esu atvira papasakoti jums ir padėti išmokyti ar neužsidirbti pinigų, ar online būdu, ar offline būdu, nes aš miksuoju, aš darau abudu kartu, nes tai yra tikrai galimybė, kurią tu gali panaudoti visada. Aš galiu pašnekėti su žmogumi gyvai, tiesiog aš važiuoju į degalų užsipilti į degalinę, aš galiu pakalbinti operatorį, paklausti, galbūt jai būtų aktualu papildomai užsidirbti. Aš einu kavos atsigerti kažkur tai į kavinę, aš galiu padavėją pakalbinti, paklausti, ar jai būtų aktualus uždarbis papildomas. Tai tiek socialiniai medijai galima uždirbti pinigų, tiek ir būnant gyvai, būnant samdomuose darbuose, būnant visur, kur tik tai jūs išmanot, jūs galite uždirbti papildomų pinigų. Tai tikrai išnaudokim savo visi laiką ar neproduktyviai. Visi mes norime ne to geresnio gyvenimo, visi mes norim užsidirbti daugiau pinigėlių ir aš turiu galimybę, kur iš tikrųjų pakeitė labai stipriai mano gyvenimą ir toks mano tikslas yra dalinti šitą galimybę, kad kiti žmonės irgi galėtų pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tai labukas Kristina, labukas Karolina, labas Liveta, labai ačiū, kad jūs pakomentavot, kad jūs esate kartu. Ir iš tikrųjų noriu visiems labai stipriai padėkoti už didžiulį jūsų virtinę palaikymo, už visus laikus ant mūsų nuotraukų, ant reelsų, ant visų pasidalinimų, už visus komentarus. Man iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Tikrai esu labai dėkinga, kad jūs esate su manim. Ir dar kartelį, jeigu kažkas norite užsidirbti papildomų pinigų arba tos papildomus pinigėlius paversti į pagrindinės pajamas taip, kaip padariau aš, būtinai laukiu jūsų žinutės arba komentaro po šitą live transliaciją. Susitiksim, pasišnekėsim arba susiskambinsim ir pasišnekėsim taip, kaip jums bus patogiau. Nes dirbti galima iš bet kurios šalies, iš bet kurio miesto, bet kokiu metu, 24 valandas per paras, 7 dienas per savaitę. Tai šiandienai tiek, iki sekančio susitikimo ir ate.